Vokietijoje iš parodos parsivežiau, klausėt manęs 5 idėjų, dabar taip greit nesudėliosiu, bet vieną pasakyčiau, kas krito man į akis. Tai kad didžioji arba net visas aliuminis karkasas, konstrukcija, terasai, kurį mačiau ten, buvo juodas. Tai pradedant nuo to yra skiriamas ženkliai didesnis dėmesys detalėms. Tai reiškia, kad juodas aliuminis, juodai dažytas aliuminio konstrukcijos nešviestų per tarpus. Pas mus būna, mes juostą naudojam ir ne tik mediniam karkasui, bet ir aliuminiam. Tai yra ir dėl to, kad nešviestų, ir dėl to, kad amortizuotų. Bet vis tiek šonas konstrukcijos, jo aukštis yra 50 mm, matos ir blizga. Tai jeigu ten yra terasa kokio kietmedžio arba to paties trekso ir, tai premium klasės, sakykime, erdvė, po to, kai jinai įrengta, tam tikrų kampų šviesai krentant į tas grindis, matosi tas blizgus aliuminis, jis gali erzinti. Tai matos, kad vokiečiai arba vakarų Europą tai senai supratę ir išpildė per atitinkamas detalės aukštesnę kokybę, ne tik su aliuminiu, bet ir su daug kitų detalių. Taip, tai kainuos brangiau, kalbant apie aliuminį, tai viena dedamoji, bet yra daugiau dedamojų, kaip galima išpildyti geriau terasos įrengimą. Tai kainuos brangiau, bet jie matyt nusprendė, kad yra linkę susimokėti už aukštesnę kokybę. Tai matosi ir produktuose, kurie ten demonstruojami ir kuriais prekiauja tos didelės įmonės.